Mes kaip broliai ąžuolai stovime tvirtai, parėmę žemę Žemaitijos. Aš tau sakiau nekart metu, kad mes vienodi, nes mūsų šaknys jau giliai ant savo žemės stovim. Ir nesvarbu, jei kas mus stengsis panaikinti ir pažemint, mes saugom savo tarną, rokaudami ir vienas kitą stebint, nes mes Žemaitė, Žemaitė, Žemaitė. Ir keita būda, nes nieks mums nebaisa, rokaudami ir vienas kitą stebint. Kaip broliai ąžuolai stovime tvirtai, parėmę žemę Žemaitijos. Labryt, bičiulė. Esam vėl mūsų naujam projekte. Pristoga darbus biški pristabdėm, nes reik paruošti visą karkasinį namą, beidų, kaip sako, užsandarinti, paruošti garą ir vakuumą testą, žodžiu. Tai turėjom visai nemažą namoką. Ir su Modestu vakar startavom, dedam vat į vis šitą karkasinį sėnelis, gražiai, dailiai. Ir pabandysim po truputok apie viskom pakalbėti ir parodyti, kaip vyks visi šiltiniam darbą. Modestas jau pasiruošinė. Pukšt, biški putyčių. Turėjom va toikštas didžiaus karkasinį namą pastatytą. Žmogus susirink pats savo rankom. Ir ko aš galiu pasakyti, reik tik tas pasidžiaugti, kaip ir surinkt karkasus, nes dauguma meistrų netgi nesurinktų iki tokį lygiaus, kaip čia yra padaryta, ir pasistengti, kaip sak, dėl savis. Lauk apdaila irgi visai nebloga padaryta, gerai žiūrisi. Čia dar biški visokių niuansų, ko reikės dasimušti, dasibaigti, bet bendro visumo visai viskas nebloga. O šiandieną galėsit biški pamatyti, kaip šiltinam, kaip dedam ton vat, ko darom, ko nedarom ir su kokį vatą dirbam. Nu, turbūt klausimų daugiau nekils. Opa ir opa. Let's go! Užsidedam apsaugos priemonės. Gerai atrodo. Kaip koks gremlins su ta barzda į kaukį tokį. Ir einam dėti vatos. Dabar čia į tonkertės įsilindęs. Tai niekap kažko jį pafilmauti. Vakar čia biškį užsidėjom nagiotos vatos. Turėjom modestindėjai, kaip sak, varį kvadrats važaidžiavo pilongus. Tai per visą dainą sudėjau tik tas čia prilonga ir čia prilonga. Žodžiu, tus 3 toks praliuots apie jau. Na, čia tų kvadratų neįspūdinga, bet lava daug pjaustim. Pjauni, žodžiu, o kvadratų nėra. Tai dabar irgi silindis esu tokia kertė, kur veini praktišką pjaustimą, bet jau tas eina visai pabaiga. Čia da užsidedu ton kampą ir jau išės ir aš biški geresnį veitų, nes čia bus daugiau sveikų lapų, es biški greičiau papjaustyti. Es čia gerai užsirojus to kertė. Tas vatos dėjams, da ką vatos dėjams. Bet kai laiką tiem ateitų kaip prižaidimą, štas, kad gražiai pripjauti vat, apie vamsdukus, apie įstrižainis, kad nepalikti jokių tarpų. Nu čia vargstu, bet nieko, jau baigu išvargti, čia dar bišklik. Čia buvo pagalys, čia turiu, ten turiu, kažkur čia turėjau vein šakal žodžiu. Va, kiek reikaliukų ir ensa. Volia, damušau pagaliau tom kampu, ensoko suvargau. Modesto ten biški
geriau. Čia šitas tons eina. Į tu iksėnį, vat, gražiai sudėti viskas pagal žingsniok, nik nėra pjausyti. Nu ką, pjausyti reik vis teik pusiks prakeisti siūlis, bet neteik kiek čia. Užkeišti, užpertvar visur, prikeišti pilną saram, nes ir šiltą saram padaryt. Tai žodžiu, yra reikaliukų. O čia tau pačių žinut bus tim, Katrei sakė, jų gerstas karkas, jeigu tu čia kabinėjais, ten kur prieš tai dirbom. Užmesk tokį kapčiai padarytis karkas. Va, kap ir lungų sarams surinktas. Kap yra visi tai statinė sudėliuoti. Viskas ant žingsniaus, viskas gražia. Apart gegnis, nes gegnis žingsnis didesnis. Bet yra leidžiams tas nuokrypis nuo atramos taško, kai galbūt pasislinkus santvarą ar gegnį. Tai žodžiu, čia nekritinį klaidoti ar tikra. Iš lauko va uždėt sveito USB plokštis. Mes huntoną dėdam arba da kažkon. Čia va į prišvėjim užmontaut šiltą tokį. Iš lauko iš kartą ir suplėvėl viskas užsandarint, suklėjaut. Nu, dėl tų intarpų nežinau, čia nurek. Realiai kapį nereikėtum beveik. Bet blogiau nuo to irgi nebus. Tai va žodžiu. Va toks turėtum atrodyti karkasas arba bent jau kažkas panašaus į ton. Nu jau čia pasiimsiu dabar jau. Čia tonsein susidės. Čia nedaug tesidėd. Susidės tonseina. Tada gal pasiimsiu čia tonseiną. Ir kažkur jau mudas toks taim pasibaigs iki kaliduriausiai ir susitiksem čia. Tam plotėjo. Jeigu nori šiltą namą, pavėžėk mūsų iki galą, kad mes pjaunam dedam vatą, šiltinam geriausią karkasą. Nori garsų nuslopinti, šilumėlį dar pagerinti, jau žinakom pasirinkti. Patarimą mūsų klausi, kokį vatą ir geriausi. Aš tau greta atsakau, užauk linija geriau. 5-10 nuostabila, kaip įdėsi teps stovės šniūra, rėžti nereikės. Patarimą mūsų klausi, kokį vatą ir geriausi. Aš tau greta atsakau, užauk linija geriau. Penki 10 stabila, kaip įdėsi teps stovės, šniūra rėžti nereikės. Patarimą mūsų klausi, kokį vatą ir geriausi. Aš tau greta atsakau, užauk linija geriau. 5-10 stabila, kaip įdėsi teps stovės, šniūra rėžti nereikės. Patarimą mūsų klausi, kokį vatą ir geriausi. Aš tau greta atsakau, užauk linija geriau. 1, 2, 1, 2. Nu va taip kažką įdedam tonuotą. Į tus kampus gal ir sunkiau sukėšti. Čia dar visai normaliai ir turiu dar nemažai erdvės. Lapą dalint per pos nesinor, kad ten pjauti išelgom. Tai kišu pubėškį. Vis pataisau patį šoną, kad neužsilenktų. Ir iš priekiaus dar patė pubėškį stumu. Ten jau apačią pasitaisiau, kaip ir normaliai atsistuoja. Įbarėk tik tas. Paskiau gražiai čia viską suspausti, pataisyti, patapšnuoti, kad visur gera priekta ir vis vat. Išplaki ir ant turėtų atsistoti savo veidą beveik. Va, tas veids biškį tepnų kampų. Ten irgi tepat ir užsipilda visas kertis. Nebulga, da čia biškį pratapšnuoji. Maks, kai gali, kaip sakai, įstatyti tiksliai ir gera, tepi stengis.
Aš taip trumpą galvoju parodysiu skirtum. Čia va, dedam vatą mes. Modesta, gali pastais pafilmauti. Tai mums va gaunas, sakykime, toks vaizdėlis. Šitaip ir šitaip. Ir parodys, kur žmogus, sakė, be praktiks dėvat. Tai, kaip saka, vis tiek ir beškitas skirtams. Va. Čia sugniužuluot, tai surukulot, vat. Kažkur skyls palikts. Šveitas nedadėti iki galo. Tai va, žodžiu, kiekvienas darbs reikalaun beški įgūdžių. Lengvė Modesta užkiša per tarp, vat. Ką? A išveina lapą čia kiša, ar neužkiš per tak tarp ir ten, kur toks mažesnis tarps ištas, turėm, sakykime, tik tas tokį tarp, taip jaunam vat per posidalinam ir lengviau užsidėt, nes kitaip gražienos neužkieš, suplėšys vis, surukuliuos ir pasibaigs. Gal kelti klausims, atdedant tokį 200 vatą, kad ir siauresnė tarpa ar anadasistom ten iki galo. Tai jeigu gera vata, anon prispaudi, kaip sak, beški giliau, įspaudi vestom vatą ir paskiau tiesiog su ronka vėl, kaip aš sakiau, kaip ir raumo vatą tor savo atminti, kokiom pozicijo tor būti, tai anon padauža ir tai kraštuką visi gražiai atšokst, o gals palikt prisispaudys prie, sakykime, prišvėjins plėvelis, ar tai plokštis, ar tai dar kažkas. Būtum čia jau juok visiškas skirtum. Jeigu reik biškilėlį, kaip sak, gražiai, patumpa biškilėlį, patapšnuoji ir gaunasi ledas. Nu tik turbūt, čia turbūt, kaip saka, sąlyga, kad vata turbūt kokybiška ir gera. O ne tokį, kur dėjom praeitam objektį jau pasistovėjus, pagulėjus, tai ten daužyk nedaužysiu. Ir kas svarbiausia, kad nereik neveina šniūra rišti, viskas laikos veita. Teik 20 toks, teik 5 toks, neveina lapą dar nerišom su šniūr, kaip tos vatos, katros pavadinim nenorim minėti garsia. Nėra naprastai ten ta vata, bet ten turėjom turbūt ekskliuzyvą, sandėlio likutis ten buvo. Moniškėl Modesta klausėms. Ko žinom, kiek mes teisę atpjaunam su peilės ton vato be staklių. Kažina, čia nieko į kampainiaus. En iki mašins parsineš kampainį. Un taip pasidar smalsę. Tada, pažiūrėsim. Be režisūras, galvoj patiem įdomi pasidarim, kiek aš teisę sugebanu atpjauti. Šitas mon pjautas posis ir čia ir originals, čia ir neoriginals, ir čia ir neoriginals. Nu, žiūriu. Opa, ledelis. O tą posį reikia pasislinkti. Išjom posį. Nu, su mikrotarpukas, bet su sąlyga, kada nėra atpjauta didesnė, ana vis tiek užsispauto lygia. Vakščiui iškodams dar gerų gabalų, bet čia žiūr pas Modės jau vien tik tą skiautis liek. Pas Monis irgi čia jau nenaudojamas skiautis, čia tas veikia. Nu, čia radau dar kelis tokius gabaliukus naudojams. Tai jie suės užkiešti ten, nes čia turėjom tokius tarpus kišenis, kaip sak, po 20 cm, tai sukiešams čia tokius vis. Nepūstyti materialą be reikalo. Modesta, peitų metus. Kažina įkirs. Opa. Bata. O, dai padažys įneš laukom barzdu. Ak, pusantrą cepelinį moviau. Vse. Klumpi kaip klumpi, bet cepelina irgi klumpinė. Kosmos. Skanus. Užskaitau. Tikrai skanus, bet jau porcijai kaimuniai per didelį. Modės pasileik dar duruoti toliau cepeliną. O, dievi, mano minč parvažiaus pasimės kokius 4 vatos pakius muzidas ir atsigolkiu 15 minučių reikės pagulėti.
Senebės bus tik prisivarys į skrundį maistą. Mūsų klausi, kokį vatą ir geriausi. Aš tau greta atsakau, už rokų guli nie geriau. Valentinai, kaip taip tiksliai pripjaunate tokius kampus? Ogi paprastai, ateik parodysiu. Pasimatau nam pluoti kokį rek. Pasižymime ant vatos, kad neprisigribauti ir atsipjaunam. Pasižymime brūkšniuką čionais, pasižymime brūkšniuką čionais. Įstatome mūsų vataliną, kurisai turi stovėti. Opa, matom brūkšniuką čionais. Džik, galiu pasižymėti va šitiep. Ir pasižymam va čia, čik. Ir įsitraukiam lauk. Dedame brusiuką. Bupt. Atsižymam su peiliu. Ir nupjaunam. Džik. Opa. Va šitiep. Turime detalę. Ir įstatome į vietą. Opa. Nu perfektulis. O likusį galą imam irgi čia. Ir statom čionais. Dar biškį į apačią paspausiam ir bus gerai. Va, įturėm veinų šūvių, 2 zuikius, pripjauta. Galvokit, kad su kepuriu vakščiu į reklamą darau. Šalaus vidau. O, Modestus Erikšta. Kapišon, kepurį. Lauk yra šilčiau negu vidau iš tikrųjų. Šalaus, nusimėjau kepurį, galvoju, be kepuris pasidarbaus. Bet per šaltų daros. Baras žiūrka pas Čečien paliek. Susivėlinu tos kaukis. Ką patrūdam? Bangladešas. A čia į muzik. A čia muzik. Čia Zeimerė. O Modės šitą pasileidys uns pagal tuik muzikelį Katalin. Į galvoja jazminų žiedai. Va tep, kiekvienam pagal omžių. Reik pasiruošti, kad į operacinį palatą kaukis nesidėsiu dabar. Galvoju, kol, kaip saka, padarysiu to video pabaigą visą, tai be kaukis pabūsiu biškį, ką geriau girdėtų, skon sakau. Tai žodžiu, tokie reikaliukai, kad netrodytum visus video, kad daina didelį reklamą Rupuliaus vata. Aš galvoju, išves papasakos visą ton idėją. Kodėl, tarkim, dedam 2 sluoksnius vatos, o ne 3 sluoksnius vatos. Tai 2 sluoksnio vatos. Buvo pirminis variantas, kad galvojom apie 3 sluoksnius. Kažkaip 36 posi. Apie 3 sluoksnius. Bet paskiau pagalvojau, kad ir tą priešvėjinį plokštį sumontauta. Tačiau gaunas kaip 1 vatos sluoksnis. Su 5 prakeitam siūlis tą plokštę. Ir tada dar uždedam 20. Ir gauna, sakykim, 3 prakeisti sluoksniai. Jeigu čia būtų buvus kažkokia tai plėvelė ar dar kažkas, tai būtumėm gal vatos ir 3 riozus dėjai. Bet dabar pilna užtenk 2 sluoksnių vatos ir bus viskas gera. O kodėl būtent vata Rockwooliaus, tai negalvokit, kad čia, kaip sako, už kažkokią reklamą atidirbinėjam, ada už kažkon. Tiesiog, kaip sako, prieš daug metų, kada buvau Norvegijoje, kada buvau Norvegijoje, mes dirbdavom su tokį vatą, kaip
glava būdavo geltonas pakės. Ir geltona, vat, ant smirdėdavo baisė, kaip velnių myžals. Tai būdavo, stengdavomės, kau greičiau užsidėti celofaną, kad neausti į tos marvis vatos. Ir modestas, pavyzdžiui, darba prikituokiti panamukų. Ir anie dėdavo tik tas rokvulį įseinas. Ir galvom kažkada mes irgi pastatyti kelis tokius namukus, kaip stataniai. Ir mums žiaurė patiko rokvuliaus vata. Dar tada jau kiek čia gaunas kokiai, sakykime, kokiai 7 metai gal turbūt atgal. Tai vat prieš 7 metus, sakykime, jaučiu pirmsik pačipinėjo rokvuliaus vatą. Ir ant mum prilėptų tą vatą iš tikrųjų. Ir vis galvodavo, jeigu jau grįžu į Lietuvą, tai dirbs tik tas su rokvuliu. Bet, kaip sako, gyvenim biški, kitaip visko nuroda. Pas mūsų plungė rokvuliaus realiai nėra kur nusipirkti netgi. Tai ten dažniausiai naudoti parok vatą, nes dėl kelių pakių, ten kokių 5, 6 ar 10 pakių net neapsimok važiuoti kažkur iš ko ten įpirkti, tai vis laik dažniausiai pasimom paroką. O kadangi čia turėjom visą namą, tai dėl to užsisakėm rokvuliaus vatą. Mantis dabar ten irgi dirb vienam objekti. Irgi daro išlauk fasadų šiltint suvat, tai irgi visam namo užsakėm rokvuliaus. Nes, gera vata, iš tikrųjų, nieka aš prišanu neturi blog. 5 va, įka 5. Sakykime, kai kurių vatų paimtum 5, tai pirmieji 2 lapą būntin 3, paskutinis laps ir būn susispaudys iki 3. Čia išsipakovni patį, vis patys ir va. 5, stauka 5. Jeigu į 10 vata, į 10. Ir nebūm, kaip sako, jokių tų didelių nukrypimų. 3,5, 3,6. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukas su ta vata ir smagia dedas, nepalygins su tom kitom, tarkim, mineralinėm vatom, kaip, pavadinim, gal aš neminėsiu. Kaip dėjom to nurodatinas į stogą vatą matėt. Nežinau, nenanos mum gražiai sudėti, arba nemokam, neturėm įgūdžių savo. Tonštas paėmėt, pjauni, kaip sakė, spaudė ir viskas susidėt tvarkinga į gražią. Įpjausti ten ir šiap malonę gali pasibrėžę linijų, tos vatos viskas matos nerekanos giliai pjauti, beški rėžiai turi jau kontūrus iš karto. Kiek tau nusipjauti. O va, žodžiu, tokie reikaliukai. Gal dar netgi ir patogesnį, nes tai ruliuka yra, ne ruliuka, o lapa yra po metrą ilgiaus, ne po 1,20 m. Tai ir atsimatau ten nuo nirmuniai patogiau, nes kabūn 1,20 m ta vata. Vis laikus tengys, matau, ko ilgesnį maksimum ton lapką būtų ilgs, tai matau, aš vis laik išveinos posis, sakykime, čia, tai man tenka rekpus jau atsižymėti, kaip 1,15 m, 1,17 m. Kažkap neturėm tų įpročiaus, kad čia matau, vapdruk bus vat trumpesnį. Vis laik matau, nuveinos posis, čia turėjom metriuk. Tai kažką patogia, kiek reik 97 pasime, paukšt, čiurkšt pasibrėžia, nežinau, mano tokį zgrebnesnį ir, kaip sako, labiau prištirdais tą vat. Jūs rinkitės, ko jūs norit, o mes dirbsim irgi su ko norėm, kaip sako. Tokie reikaliukai, žodžiu. O mes, toliau švaksijam vatą. Daug čia niekai neberodysiu tą vatą, nes jau bus kaip ir viskas daug mažai aišku. Ir gal galutinį variantą parodys, kaip jau bus viskas sudėta. Vata, matos, gaspadorius mok skaičiuoti. Tai lieka 20-oka, 3 pake, čia tas 5 įveins. Ir turėjom dar 5, bet 5 dar naudosies.
Žodžiu, vedu su Modestu. Beleko išbiko nepjaustėm, beški taupėm. Tom vat, kaip sako, iš ko jai atpjauti iš to dėjom, kad neišmės didelių gabalų. Tai 3 pakius, sakykėm, arba sutaupėm, arba buvo užmėtis 3 pakius, 1 iš 2. Su matematika viskas gera. Žiūrėsim, kaip čia skaičiau, gera. Nu ir va, rezultatas. Turėjom sudėti vatai seint 25 mm vatos sienoje. Viskas kaip ir fainė, gražia, dailė. Išsišlaunam, išsivalom ir sakykėm, nežinau dabar kiek čia tų kvadratų buvo laukinių seinų, bet bendra būsėm užtrokį. Realia, sakykėm, su visas išsivalimas, pasiruošimas 4 dainas gausias. 4 darbo dienas sudėti į seinas. Vat, atrodo, tų kvadratų čia nėra labai ir daug, bet stengiamės dėti, kad būtum tvarkinga, gražia, kaip sak. Ir atėm laik, iš tikrųjų, kiekvieną kertę, kiekvienas kamps, pripjojimo aplinkis trižainis, kad nebūtų backup. Tai žodžiu, toks vaizdelis. Ir turbūt paskutinis vaizdelis dabar šiam video, tai susitiksim, kaip sak, kitame video.